Kokybiškas nuotekų valymo įrenginių montavimas per vieną dieną. Visoje Lietuvoje. vandenvala.lt. Kaip diena, taip labai daug naujienų. Šią savaitę mano kiemą pagerbė Vandenvalos komanda ir gausi jos technika. Viskas vyko taip greitai, kad tiesą sakant, vos spėjau pastebėti, kaip mano kieme atsidūrė nuotekų valymo įrenginys. Buvo daug kasimo darbų, o saulė pirmą kartą šią vasarą kaip tyčia kepino negailestingai. Bet komanda visiškai nesiskundė, su gera nuotaika sau ten darbavosi vyrai. Galiausiai sulaukiau Artūro, kuris mane maloniai supažindino su nauju, beveik visiškai prie aplinkos prisitaikiusiu kiemo gyventoju. Tai sveikas atvykęs, Artūrai, jau antrą kartą pas mus čia į valdas. Netgi antrą kartą. Jau. Antrą kartą, ačiū tikrai, kad atvykot. Jūsų prieš tai visa komanda čia darbavosi, plušo ir jau daug darbų padarė. Ar galit papasakot man šiek tiek, ką jie čia šiandien nuveikė? Nu ką jie nuveikė? Ta pati tikriausiai nuveikė, ką ir kiekvieną dieną veikia. Tai sumontavo biologinius nuotekų valymo įrenginius pas jūsų. Esame įmonė Vandenvala. Mes montuojam, prižiūrim, pardavinėjam biologinius nuotekų valymo įrenginius Augusto gamintojo. Tuo pačiu atliekam ir drenažo, vandentiekio, lietaus sistemų montavimo darbus. Tai vat konkrečiai pas jūs, ką padarėm, tai pastatėm biologinius valymo įrenginius, nuvedėm išvalyto vandens vamzdyną iki šlaito ir suformavom mėginių paėmimo vietą, paimti mėginiam aplinkosaugai, tuomet, kada bus planiniai patikrinimai. Pabrėžiu tą dalyką, kad jau nuo kitų metų, tiksliau jau šiais metais, yra privaloma pateikti vieną kartą per metus mėginius. Galiu nuraminti, mėginiai bus geri, nes įrenginys tikrai atitinka visus reikalavimus ir problemų su tuo neturėtų kilti niekada. Esmė ta, kad jūs turėtumėt kur išleisti buitinės nuotekas ir dėl to nesukt galvos. Negyvent tą mintim, kas dabar ten, kur išbėgs nuotekos, kas ten kaip įvyks. Tiesiog sumontavom, padarėm, duodam visas garantijas, išvykstam iš sklypo ir puikiai žinau, kad labai retai susimatysim ir labai retai skambinsit, nes įrenginiui nėra jokių problemų veikti ir valyti nuotekas. Šiandien gavau dar iš jūsų kolegės skambutį, jinai mane informavo taip labai kažkaip taip irgi iš anksto taip gražiai, kad Liepos 15 dieną atkeliaus bakterijos tokios kaip ir, ar galit paaiškinti? Dabar dėl tų bakterijų, jeigu dar trumpai, po atliktų montavimo darbų, jeigu nėra skubos, jeigu žmogus negyvena dar, nesinaudoja įrenginiu, tai tų bakterijų ir nevežam. Bakterijas atvežam tuomet, kada jau prasideda buitis, kada iš namų ateina nuotekos, nes be biologinio aktyvaus dumblo ir be tam tikros koncentracijos to dumblo įrenginyje nebūtų įmanomas išvalymas nuotekų. Tai turim ir konkurentų, turim kitų gamintojų, kurie deklaruoja, kad jų valymo renginiams visiškai nebūtinas aktyvusis dumblas, tai nėra tiesa. Privalo būti dumblas, privalo būti bakterija, nes trumpai, įsivaizduokit, pusę mėnesio, gal mėnesį laiko jūs iš namų leisit nevalytas nuotekas į savo gamtą, teršit gamtą, ar ne? Nes bakterija, kad jinai atsirastų, jai reikalingas terminas, laikas, per kurį momentą jinai gali jūsų įrenginį užsiveisti. Tas terminas yra mėnesis laiko. Tai mėnesį laiko jūs teršit aplinką. Tuo tarpu, kai mes atvežam bakterijas, mes suleidžiam tam tikrą koncentratą ir jūsų įrenginį galėsit naudotis tą patį vakarą. Viskas. Fantastika. Liepos 15 dieną aš jau galiu pradėti naudoti. Kad ir šiandien paskambinsim, atveš. Viskas gerai. Bet labai šaunu, iš tiesų, mane nustebino ta gal tokia atsakomybė, atskaitomybė, toksai ta pagarba klientui, kai tau ir paskambina visaip, kaip informuoja ir žinutę, iš karto tu gauni ir skambutį, ir žinutę, kad jeigu vienaip ar kitaip tavęs nepasiektų, tai man labai tas patiko, tai kažkaip aš labai užfiksau ir kažkaip apsidžiaugiau. O, gerai, ramu, aš į savo kalendorių galiu įsidėti tą... Tai nėra dėl to, kad mes atsimenam jūs, mums primena tai programa. Be abejo, aišku. Tai automatizuota programa, kuri primena, kada susiekti su klientu, kada klientui atlikti įrenginio aptarnavimo, valymo darbus. Tai visuomet mums patogu tada dirbti savo darbą ir nedaryti klaidų, nes žmogiškų klaidų pasitaiko, o technika neleidžia klysti.
turim dabar čia įrenginį, jau jisai viskas mano kieme, negaliu patikėti, kažkaip labai greitai viskas įvyko, čia iškas, labai greitai. Vieną kartą atvažiavau, antrą kartą atvažiavau, jau įrenginys stovi. Taip ir vyksta darbai, žinok. Labai faina, labai smagu, geras. Pasakokit dabar, ką čia mes turim prieš akis, matau August parašyta. Gerai matot, akinių dar nereikia. Dar kol kas ne. Yra žodžių taip, yra dabar sumontuotas tas valymo įrenginys August. Taip. Ką noriu akcentuoti? Viskas po vienu dangčiu, konstrukcija. Nėra, žiūrėkit, nesimato jokių papildomų šulinėlių, kurie trukdytų ateičiai apipjauti žolę, nuravėti žolę ir panašiai. Tai kuo geri tie valymo įrenginiai, mano akim žiūrint, nes aš dirbu su įrenginiais jau 10-11 metų, tai turit praktiką tikrai turiu. Gerai. Ir patirtį. Vienas dalykas, tai tvirtas dangtis. Ant jo galima užlipti, šokinėti, nieko jam neatsitiks. Jeigu jau mane atlaikė, jūs tai dvi tokias atlaikys. Nu jo, viskas tvarkoje atrodo. Aha. Atkėlus dangtį, čia daugiau aktualu yra servisui, gal tas dalykas. Atkėlus dangtį mes matome dar vieną dangtelį. Jisai slepia orapūtės talpą. Orapūtės talpa yra apdengta dangteliu tam, kad maža ką, per didelį liūtį, per didelį tirpstantį sniego kiekį, vandens kiekį, kad nepatektų į vidų vanduo ir neužtemtų elektrinių prietaisų. Tai tas dangtelis uždėtas turi būti, būtinai. Jeigu jis bus uždėtas taip, tai yra tikimybė, kad vanduo pateks. Tai geriau tvarkingai. Patarimas jums kaip savininkam netidarinėti dangčio, nežiūrėti nieko, tai atlieka serviso tarnyba. Jūs neturit galvoti, kad turit namie valymo įrenginį. Jo, jūs turit tik tais atsiminti, kaip aš esu minėjęs, kartą per metus susiekti su mūsų serviso tarnyba, kad atvyktumėm įrenginį prižiūrėti. Darius dangtelį mes matom viduj pačią korpuso dalį. Jame yra pastatytas, sumontuotas valdymo blokas. Valdymo blokas yra skirtas tam, kad nustatyti oro srauto padavimą į įrenginį dumblui, bakterijai. Dėl ko? Kokia priežastis? Kad reikia statyti valdiklį. Jeigu jūs išvykstat ilgesniam laikui iš sodybos, poilsiui, atostogom, nenumatyta kokia situacija, jūs galite nustatyti atostogų režimą. Atostogų režimo metu jūs turit galimybę nenaudoti elektros sąnaudų didelių, nepatirti, orapūtę tausoti darbą ir ilgamiškesnis įrenginys jūsų. Dar vienas niuansas, August ir Core, kur mes jų produkciją montuojam. Viskas yra po vienu korpusu. Orapūtės dėžė yra sumontuota pačiam valymo įrenginyje. Kitų konkurentų mūsų gamintojų ta dėžė atsiranda išorėje. Tai mes turim 2 dangčius, nepatogumą ir panašiai. Tai mano akim tai yra didžiulis pliusas. Na taip, neapsikraunam tiesiog kažkokiais dar čia papildomais. Taip, papildomais dangčiais. Labai paprasta, uždarom dangtį ir pamirštam, kad turim biologinį valymo įrenginį. Toliau už šito valymo įrenginio, kadangi mes išleidžiam vandenį valytą į aplinką, į šlaitą šiuo atveju pas jūs, mes turim sumontuoti ir mėginių paėmimo vietą, mėginių paėmimo šulinį. Tai yra konstrukcija valymo įrenginio ir yra konstrukcija mėginių paėmimo šulinio. Šita vieta, šitas šulinys reikalingas tam, kad atvykus aplinkosauga, darant planinį patikrinimą, galėtų paimti mėginį. Ir to mėginio rezultatus jūs sužinot, geri jie ar negeri. Tai akcentuoju, kad samdytis įmonę reikia tą, kuri įrenginį ir sumontuoja, kuri atsako už įrenginio veikimą, suveža aktyvųjį dumblą, bakterijas, sureguliuoja ir duoda visas garantijas. Tai neturi būti jūsų galvos skausmas, kodėl mano renginys išleidžia nevalytas nuotekas. O taip, gerai. Čia yra mūsų galvos skausmas, gamintojų ir atstovų. Taip. Tai va, man galvos neskaudės, vadinasi. Neskaudės, tikrai. Už tai jums ačiū labai, Artūrai. Jeigu skaudės, yra citramono. Jo, ačiū tikrai labai, Artūrai, už tai, kad taip viską paaiškinot, nes kai atvyksta daug technikos į tavo kiemą ir čia ima darbuotis, tai gal kartais ir ne iki galo supranti, kas čia po ko kaip, o dabar svarbiausia, kad turiu jau įrenginį ir jau galėsiu labai greitai Liepos 15 dieną pradėti naudotis. Visiškai pilnai. Super. Super, ačiū labai tikrai jums. Ačiū jums. Tikrai jaudinanti akimirka, draugai. Mano kieme jau yra ir gręžinys, ir nuotekų valymo įrenginys. Ir viskas tik aukščiausios kokybės, ką galima šiandien gauti rinkoje.
Jau dabar labai džiaugiuosi tokiu savo sprendimu, tiesą pasakius, nes tikrai esu patyrusi, ką reiškia gyventi tokiamis sąlygomis, kai esminiams dalykams stengiamasi pataupyti, o tada išties tenka susimokėti 2 kart.